Kitą rytą Šarlotėje tvyrojo tyla, tokia kokios galima tikėtis per ankstyvas šventes. Ji buvo per daug tyli. Namas dar miegojo, o ta ramybė atrodė sunki po nakties, kai įvyko kažkas triukšmingo ir baisaus. Pabudau anksčiau už visus ir virtuvėje užviriau kavos, naudodama tą patį, nusidėvėjusi puodelį, kurį kasmet atsiveždavau. Pro langą matėsi tobulas kvartalas, sutvarkyti kiemai, prabangus visureigiai, viskas atrodė skoningai ir tvarkingai, kaip mano šeima stengiasi parodyti. Tačiau aš niekada nesijaučiau esanti šios vizijos dalimi. Šeimos susibūrimuose mano vaidmuo visada buvo toks pats. Atvykdavau viena, rengiausi paprastai, užduodavau mandagius klausimus apie kitų gyvenimus, bet niekada per daug nesigilindavau į savo. Kai kas nors galiausiai paklausdavo, kuo užsiimu, atsakydavau kuo trumpiau, konsultuoju. Šis žodis mane lydėjo ilgus metus, pakankamai abstraktus, kad sukeltų prielaidas ir pakankamai nuobodus, kad užbaigtų pokalbį. Kendra paprastai linktelėdavo, bet paslėptas nusivylimas matėsi jos akyse ir pokalbis visuomet nukrypdavo į nekilnojamojo turto kainas ar naujas restorano atidarymo naujienas, kuriuose niekas neturėtų apsilankyti 2 kartus. Jiems konsultavimas reiškė sunkumus, nestabilias pajamas, ambicijų stygiumi ir statuso nebuvimą. Jie manė, kad kažkaip praleidau instrukcijas, kaip gyvenimą gyventi teisingai. Laja šias išvadas sugėrė anksti. Prisimenu ją 10 metų susiraukusi, kai įteikiau jai gimtadienio dovaną, suvyniotą į paprastą popierių. 15 ji paklausė, kodėl tiesiog neieškau geresnio darbo, jei pinigų tiek mažai. 19 ji net nebesistengė klausti. Jos vertinimas buvo tylus, bet visada ten. Buvau pakviesta į padėkos dieną ne todėl, kad būčiau reikalinga, o todėl, kad mano nebuvimas atrodytų blogai. Tai buvo nesakytina tiesa. Vėliau tą rytą išgirdau Kendrą kalbant telefonu koridoriuje. Tai tiesiog liūdna, ji šnabždėjo nepakankamai tyliai. Aš turiu omeny jos amžiuje vis dar vairuojant automobilį, vis dar nuomojant drabužius iš netinkamų parduotuvių, nerimauju, koks pavyzdys tai rodo, nepersipjoviau. Aš to niekada nedarydavau. Iš išorės mano gyvenimas atrodė mažas. Jokio vyro, jokių vaikų, jokių triukšmingų pasiekimų, kuriuos galėčiau pasidalinti internete, tik tyli rutina ir polinkis anksti palikti šventes. Bet buvo detalių, apie kurias niekas niekada neklausė. Jie niekada neklausė, kodėl aš nuolat skraidau į Šarlotę ir iš jos darbo dienomis. Ar kodėl mano telefonas skambėjo keistais laikais su numeriais, į kuriuos visada išeidavau atsakyti. Ar kodėl niekada nesijaudindavau, kai kalbama apie pinigus, nors jie spėliojo apie mano jų stygių. Jie niekada nepastebėjo, kad klausiau daugiau nei kalbėjau, ar kad viską atsimindavau. Kai šeima pradėjo budinti ir namas vėl prisipildė triukšmo, jau buvau supakavusi savo daiktus. Palikau raštelį ant stalo, dėkodama už vakarienę ir linkėdama visiems saugios šventės. Išvykdama, mano telefonas vėl suvirpėjo. Kita pranešimų žinutė, kitas klipas, kitas nepažįstamas žmogus besijuokiantis. Jie visi buvo tokie įsitikinę, kad suprato, kas aš esu. Tačiau nė vienas iš jų nesuvokė, kad ta versija manęs, kurią jie atmetė per metus, buvo kruopščiai sukurta. Ir kaip pasirinkti leisti žmonėms tikėti melu apie save, taip pat pasirinkti akimirką, kai tiesa galiausiai taps svarbi. Ta akimirka buvo arčiau, nei jie manė. Tiesa yra ta, kad atstumas tarp manęs ir mano šeimos neprasidėjo nuo viralinio vaizdo įrašo. Jis prasidėjo daug anksčiau, kai mano brolis Danielis pirmą kartą atvedė Kendrą namo. Aš aiškiai prisimenu tą vakarienę. Jie atvyko vėlai, avėdama aukštakulnius, kuriuose sunkiai vaikščiojo, ir šypsena, kuri niekada nepasiekdavo jos akių. Prieš pasakydama sveiki, jie apžvelgė mano butą, tarsi darydama inventorizaciją. Baldai, knygos, vaizdas pro langą. Iki vakaro pabaigos ji puikiai žinojo, kur kas užima vietą šioje erdvėje. Danielis buvo aklai įsimylėjęs. Tai matėsi jo per daug garsiai juokdamasis iš jos juokelių ir sutikdamas su viskuo, ką ji sakė. Kai ji kalbėjo apie sėkmę, įvaizdį ir būtinybę būti pastebėtam, jis linktelėdavo, tarsi tai būtų tiesos, kurią jis buvo pamiršęs, kol ji jam priminė. Po jų vestuvių šeimos susibūrimai pasikeitė.
Pokalbiai tapo varžybomis. Atostogos virto pasirodymais. Kiekvienas pasiekimas turėjo būti matomas, kiekvieną pirkinį reikėjo pateisinti jo kainą. Jei kažko negalima parodyti, tai neturėjo vertės. Greitai supratau, kur aš stoviu. Kendra niekada tiesiogiai manęs neįžeidė. Jai to nereikėjo. Jos nusivylimas buvo subtilus, išreikštas susirūpinimo kupinais žvilgsniais ir geranoriškais patarimais. Žinai, Eleanor, ji kartą pasakė prie pietų stalo, niekada nevėlu perkurti save, Danielis jai niekada nesutrukdydavo. Jis retai tai darydavo. Kai gimė Laja, stebėjau, kaip ciklas prasideda iš naujo. Ji buvo apsupta etikečių dar prieš pradėdama vaikščioti, dizainerių antklodės kruopščiai parinktos nuotraukos, ateitis, atidžiai formuojama aplink išvaizdą. Vis dėlto ją mylėjau. Kai ji buvo maža, jai patiko sėdėti šalia manęs ant grindų, perversti knygas ir užduoti klausimus, kurie neturėjo nieko bendro su pinigais. Tuo metu ji buvo smalsi, o ne apskaičiuojanti, maloni, o ne gudri. Tačiau vaikai mokosi to, ką jiems parodo. Kai Laja augo, ji išmoko, kurie žmonės yra svarbus, o kurie tėra fonas. Ji suprato, kad dėmesys yra valiuta, kad juoką galima uždirbti nukreipus jį į kitus. Naktis, kai priėmiau sprendimą, atėjo tyliai. Lajai buvo 6. Tai buvo jos gimtadienio šventė, triukšminga ir brangi. Aš stovėjau šiek tiek atokiau, stebėdamas, kaip Kendra priima komplimentus už šventę, kurią ji aiškiai planavo tam, kad įspėtų kitus suaugusiuosius, o ne savo vaiką. Vienu metu išgirdau, kaip Kendra sako, žinoma, ji nuveiks daug. Mes tinkamai investuojame į jos ateitį, ta žodis investicija liko manyje. Tuo metu supratau, kad niekas toje patalpoje negalvojo apie tai, kas Laja taps, tik apie tai, ką ji reprezentuos. Ta naktį grįžau namo ir priėmiau sprendimą, apie kurį niekam nesakiau. Pasirinkau tyliai ir apgalvotai padėti savo sūnėnai, laikydamas tai savo sąlygomis ir taisyklėmis, kurių pinigai niekada nepakeis. Šios paslapties nesakiau nei Danieliui, nei Kendrai, net ir Laja apie tai nežinojo. Kitą savaitę susisiekiau su advokatu, norėdama sukurti sistemą, kuri apdovanos charakterį, o ne išvaizdą tokią, kuri nebūtų lengvai paveikiama, gėdinama ar manipuliuojama. Šis procesas truko mėnesius, o dokumentų ruošimas dar ilgiau. Galų gale sukūriau sistemą skirtą laukti, stebėti ir atskleisti tiesą tinkamu momentu. Tada vėl sugrįžau į nematomos tėvų rolę, tą, apie kurią niekas nesijaudino ir už kurią niekas niekada nepadėkojo. Jie net neįtarė, kad tylus sprendimas, priimtas prieš 4 metus, vieną dieną taps visko, ką jie laikė saugiu centru. Ir Laja apie tai dar nežinojo. Pasitikėjimas niekada nebuvo skirtas kaip dovana. Jis turėjo būti veidrodis. Tyliai įkūriau jį Šarlotėje, naudojant privačią teisinę struktūrą, kuri nešė mano šeimos vardą, bet ne mano tapatybę. Dokumentuose jis atrodė kaip tradicinis švietimo pasitikėjimas, konservatyvios investicijos, ilgas laikotarpis, jokios prabangos, nieko, kas galėtų patraukti dėmesį. Ketinimas buvo paprastas – leisti laikui veikti. Kiekvienais metais aš nuosekliai pridėjau prie jo. Nedramatiškomis sumomis, bet nuolat. Tokia nuoseklumo forma, kuri ne tik kaupė pinigus, bet ir kėlė ketinimus. Norėjau, kad fondas augtų kartu su Laja, subręstų kartu su ja ir būtų šalia, kai ji pasieks amžių, kai pasirinkimai taps svarbesni nei potencialas. Niekas mano šeimoje niekada neklausė, iš kur atsirado stipendijos ar kodėl tam tikros durys visada atsidarydavo tinkamu momentu. Jie buvo įsitikinę, kad viską, ką turi, pasiekia savo jėgomis per skonį ir pastangas. Leidausi jiems taip galvoti. Svarbiausia pasitikėjimo dalis nebuvo suma. Tai buvo sąlyga. Paprašiau advokato parašyti ją paprastą kalbą. Be spragų, be neaiškumų, be erdvės emocijoms interpretuoti. Naudos gavėjas turėjo nuosekliai elgtis, demonstruodamas sąžiningumą, gerumą ir pagarbą kitiems. Viešas elgesys, kuris nesutampa su šiomis vertybėmis, sukeltų peržiūrą. Užuot buvusi bausmė sąlyga, tai buvo vertybių sąlyga. Pinigai be charakterio nesukuria saugumo.
Jie tik sustiprino tai, kas jau yra. Pasitikėjimo administratorius buvo vyras vardu Raimondas Clarkas. Jis nebuvo šeimos narys, juo nesižavėjo statusas. Jis tikėjo, kad taisyklės yra svarbios, nes žmonės yra svarbus. Jis buvo sukūręs savo karjerą, saugodamas fondus nuo privilegijų ištuštinimo. Kai paaiškinau, ko noriu, jis klausė be pertraukų. Supranti, kad tai gali niekada nepasiekti numatyto tikslo, paklausė jis. Suprantu, atsakiau. Ir tu tam pasiruošusi, taip antrinis naudos gavėjas buvo nurodytas be triukšmo, regioninė stipendijų programa pirmos kartos studentams Šiaurės Karolinoje. Jauni žmonės niekada nesupratę, kaip pasiekti sėkmę, tik kaip ją užsidirbti. Tuo metu tikėjausi, kad man niekada neprireiks to pasakyti. Metai ėjo, Laja augo, ji tapo protingesnė, aštresnė, labiau suprantanti kamerų ir auditorijos žaidimus. Ta gerumą, kurį prisiminiau iš jos vaikystės, pamažu pakeitė šaltas pasirodymas. Komplimentai tapo valiuta, o žiaurumas humoru. Iš tolo stebėjau, kaip ji mokosi, kurie kampai ją išryškina, kaip kalbėti su pasitikėjimu, net jei žodžiai neturėjo turinio. Mačiau, kaip ji kalbėjo apie žmones, kurie negalėjo jos pakelti. Bet aš nieko nesakiau. Pasitikėjimas augo tyliai, kantriai. Kai Laja sukako 18, mūsų fondas jau buvo peržengęs 7 figūras. Raimonas pranešė man apie šį pasiekimą, bet ne su džiaugsmu, o su atsargumu. Mes artėjame prie vertinimo lango, pasakė jis. Žinojau, kad jos 21-asis gimtadienis pažymės galutinio vertinimo pradžią. Ne vienas momentas, ne viena klaida, o modelis, įrašas, elgesio istorija. Sakiau savo, kad žmonės vis dar gali keistis, kad brandumas kartais ateina vėlai, kad internetas mato ne visą Lają. Tačiau abejonės ignoruojamos turi savybę įsitvirtinti. Artėjant išleidimo datai, mano viltis pamažu keitėsi į budrumą, ne baimę, o sąmoningumą. Nes kai pinigai jau duoti, jie negali mokyti. Jie tik patvirtina, o patvirtinimas artėjo greičiau, nei kas nors tikėjosi. Pirmasis video galėjo būti interpretuojamas kaip žiaurumas, maskuotas humoru. Antrasis jau nepaliko vietos abejonėms. Sekmadienio popietę Laja nebesielgė taip, lyg momentas būtų nutikęs atsitiktinai. Ji įsijungė į tai. Ji siuvo reakcijas, atsakydavo į komentarus su šypsenomis ir emocijais. Ji pasakojo istoriją taip, kaip tai daro influenceriai, kai jaučia momentą. Taip mes juokaujame šeimoje, pasakė ji viename klipu, numodama ranką. Jei nesugebi juoktis, tai jau tavo problema, komentarai apdovanojo jos atvirumą. Arba tai, kas atrodė kaip jis. Trauk ją. Ji to nusipelno. Ne visi gali spėti, šie komentarai jai patiko labiausiai. Pirmadienio rytą pasakojimas jau buvo tvirtas. Aš nebuvau žmogus, aš buvau personažas. Varginga teta. Įspėjamoji istorija. Šypsenos taškas, kuris ją padarė aštresnę palyginime. Nereagavau. Girdėdama tylą supratau, kad ji nematoma internete, o nematomas buvimas turi savo privalumų. Ta popietę Raimondas Clarkas paskambino man. Tikiuosi, kad matėte papildomus įrašus, pasakė jis. Taip, atsakiau. Tarp mūsų iškilo pauzė, signalizuojanti perėjimą nuo stebėjimo prie veiksmų. Tai nebe vienas incidentas, tęsė jis. Tai modelis viešas, sąmoningas, monetizuotas. Įsivaizdavau jį prie stalo, akinius nuleidus žemyn, dokumentų su pasitikėjimu atverstų šalia planšetinio kompiuterio, transliuojančio naujausią klipą. Jis nebuvo žmogus, kuris greitai reaguotų, bet jis buvo tas, kuris atpažino slenkstus. Dabar ji planuoja prekinių ženklų susitikimus, pridūrė jis. Ji naudoja dėmesį deryboms dėl rėmimo, uždariau akis. Tai rodo ketinimus, pasakiau. Taip, mes nereikėjo vėl kartoti sąlygos. Ji kabėjo tarp mūsų kaip linija, kuri jau buvo peržengta. Raimond buvo apdairus. Visada toks. Mano užduotis nėra jos vertinti, tarė jis.
tiesiog įvertinti, ar jos elgesys atitinka standartus reikalingus gauti šiuos turtus. Ir tavo vertinimas, paklausiau, yra toks, kad neatitinka. Už mano lango Šarlotės gatvė judėjo užtikrintai, abejinga tyliai besiklostančiai akimirkai. Žmonės gyveno savo gyvenimus, o tuo tarpu kažkas neatšaukiamo ėmė formuotis. Ką daryti toliau, paklausiau. Jei įgali formaliam vertinimui, pasitikėjimas bus nedelsiant sustabdytas, atsakė Raimondas. Laukiame galutinio sprendimo ir rezultato. Jei patvirtinta, turtas bus nukreiptas pagal antrinę paskirtį. Žinojau, ką tai reiškia. Buvau tai parašiusi pati. Tačiau žinoti kažką intelektualiai tai ne tas pats, kas tai išgirsti garsiai. Noriu, kad būtų aišku, pridūrė Raimondas. Kai tai bus padaryta, atšaukti nebus galima. Nei dėl atsiprašymo, nei dėl pašalinimų, pamaniau apie 6 metų mergaitę ant grindų su paveikslėlių knygomis. Apie paauglę klausiančią, kodėl vieni žmonės yra svarbesni už kitus. Ir apie jauną moterį, dabar žiūrinčią į kamerą, įsitikinusią, kad ji nepasiekiama, nes dėmesys tai jai sako. Eikime, tariau. Pasitikėjimas buvo sustabdytas tą vakarą, o Laja toliau skelbė įrašus. Ji nepastebėjo tylos žymo sistemoje, kurios niekada nebuvo stengusi suprasti. Ji nejautė pokyčio, nes teisės jausmas izoliuoja, kol galiausiai subliūkšta. Po 2 dienų ji paskelbė atgalinę skaičiavimo vaizdo įrašą, 14 dienų iki mano 21-ojo gimtadienio, ji šypsodamasi sakė, gyvenimas netrukus taps labai realus. Komentarų gausybė užtvindė su šampano emotikonais ir dolerio ženklais. Aš žiūrėjau į tą įrašą kartą, ne todėl, kad būčiau neapsisprendusi, bet todėl, kad supratau tai, ko ji nesuprato. Kai žmonės painioja tylą su silpnumu, jie nustoja stebėti pasekmes. O pavojingiausios pasekmės visada būna tos, kurių nepastebi. Atėjo Laja 21-asis gimtadienis, apgaubtas stiklo ir šviesų. Vieta buvo įrengta su vaizdu į Šarlotės centrą, viskas atrodė švariai ir erdviai. Toks buvo pasirinkimas sukurtas, kad atrodytų brangus iš kiekvieno kampo kameroje. Baltos užuolaidos švelniai plazdėjo prieš miesto panoramą. Dėjo grojo muzika pakankamai garsiai, kad jaustųsi svarbu. Kiekviena paviršius atspindėjo kažką blizgaus. Ledinės kibiro, šampano taurės, aukštai pakeltos telefonai. Virš įėjimo kabėjo plakatai su užrašu pagaliau 21. Jos veidas buvo atspausdintas 2 kartus didesnis nei ji pati. Aš atvykau vieną lygiai laiku, vilkėdama paprastą tamsiai mėlyną suknelę ir plokščiadugnius batus. Niekas naujo, nieko įsimintino. Kelios akys žvilgtelėjo į mane, o paskui nusisuko, tarsi jų žvilgsnis būtų perbėgo per kažką nereikšmingo. Man tai tiko. Laja iš pradžių manęs nepastebėjo. Ji buvo per daug užimta sveikindama svečius, apkabindama influencerius, kurių vos pažinojo, dėkodama žmonėms už istorijas, žymas ir dėmesį. Ji judėjo kaip žmogus, kuris tikėjo, kad ši naktis yra pradžia, o ne pabaiga. Jos mama Kendra šalia šurmuliavo spinduliuodama ir nekantriai sugerdama atspindėtą dėmesį. Ji tai padarė, pasakė Kendra kažkam, ko nepažinau. Jos sunkus darbas pagaliau atsiperka. Aš stovėjau prie minių krašto pakankamai arti, kad girdėčiau, bet pakankamai toli, kad būčiau ignoruojama. Viduryje vakaro Laja žengė į mažą sceną, laikydama mikrofoną vienoje rankoje, o savo telefoną kitoje. Dėjau sumažino muzikos garsą ir Laja, šypsodamasi, pradėjo kalbėti. Noriu pasakyti ačiū. Tai iš tiesų geriausia naktis mano gyvenime. Dabar man jau 21, o tai reiškia, kad pagaliau galiu pasiekti savo pasitikėjimo fondą. Džiaugsmingi šūksniai išplūdo iš minios, taurė susidūrė ir kažkas garsiai sušuko jos vardą. Net nežinau, kas tai suorganizavo, juokėsi ji. Bet pažadu, kad jų garbiai priimsiu baisius finansinius sprendimus. Vėl pasigirdo juokas ir vis daugiau telefonų pakilo į orą. Tuomet žingsnius žengė Raimondas Clarkas. Jo niekas nesupažindino, bet jam to ir nereikėjo. Tamsus kostiumas ir plonas odinis aplankas rankose suteikė jo asmenybei užtikrintumo. Jis lengvai praskynėsi kelią per triukšmą.
Laja šiek tiek suraukė kaktą, susipainiojusi, tačiau netrukus vėl šyptelėjo. O Dieve, sušuko ji. Ar tai iš tiesų vyksta dabar? Kendra sugriebė rankas. Tai administratorius, jis sušnabždėjo su pasididžiavimu. Jis čia, kad viską oficialiai patvirtintų. Raimondas paėmė mikrofoną. Pone Laja Bennett, ramiai tarė jis. Aš esu pasitikėjimo fondo įsteigto jūsų vardu gimimo metu administratorius. Kambaryje įsivyravo tyla, o laukimas tapo apčiuopiamas. Fondas šiemet pasiekė 1,9 milijono dolerių vertę. Minia susižavėjusi atsiduso. Laja atsivėrė burną, o akys prisipildė ašarų. Tačiau Raimondas tęsė, o jo žodžiai skambėjo sunkiai. Pagal administravimo sutartį prieš išmokėjimą buvo atliktas charakterio vertinimas. Tyla tapo akivaizdi. Remiantis dokumentais apie viešą elgesį vykusi per pastarąją savaitę, fondas buvo laikomas materialiai pažeidusiu savo pagrindinės sąlygas, Laja trumpai juokėsi. Kas tai reiškia? Tai reiškia, lygiu tonu atsakė Raimondas, kad fondas buvo panaikintas. Kendra žengė žingsnį į priekį. Tai neįmanoma, Raimondas net nepažvelgė į ją. Lėšos buvo nukreiptos antriniam gavėjui, tęsė jis. Stipendijų programai pirmosios kartos kolegijos studentams šiame valstybėje, Laja telefonas išslydo iš rankos ir krito ant grindų. Ne, jis sušnabždėjo. Ne. Tai neįmanoma. Tai pokštas, Raimondas pasuko galvą. Tada jis tiesiai pažvelgė į mane. Fondas buvo visiškai finansuojamas jūsų tetos Eleanor, pasakė jis. Nuo tos dienos, kai jūs gimėte, kambaryje visos akys nukrypo į mane. Kendra žiūrėjo, tarsi būčiau kalbėjęs svetimą kalbą. Tai neturi prasmės, pasakė ji. Ji neturi tokių pinigų, Raimondas uždarė aplanką. Ji turi, tarė jis. Ir visada turėjo. Laja, apstulbusi, žengė žingsnį nuo scenos link manęs. Jos makiažas jau pradėjo tepliotis. Teta Eleanor, prašau, ji šaukė. Aš nežinojau. Aš tiesiog kūriau turinį. Aš tai ištaisysiu. Aš prisiekiu, ilgai žiūrėjau į ją, o tada švelniai pasakiau, kad tik jį girdėtų. Tu nepraradai pinigų šiandien, pasakiau. Tu parodai, kodėl niekada neturėjai jų gauti. Už mūsų šventę visiškai sustojo. Nebebuvo muzikos, juoko, tik tiesos skambesys, pirmą kartą ištartas garsiai. Ir kai ji buvo ištarta, jos nebuvo galima atsiimti. Šventė nesibaigė, o tiesiog sugriuvo. Niekas to nepranešė. Žmonės tiesiog nustojo apsimetinėti. Pokalbiai nutrūkdavo ties viduriu, kai visai neseniai džiaugsmingai pakelti telefonai dabar fiksavo ką nors visiškai kita. Šokas, nesuvokimas. Būtent tuo momentu, kai naratyvas sudužo. Kai įžengiau į liftą, kad palikčiau tą vietą, jau buvo įkelta bent 10 vaizdo įrašų. Jie sklido greičiau nei pirmasis Ilos įrašas. Klipai su pavadinimais, ji prarado viską vienu sakiniu, turtinga teta ir siužeto posūkis. Blogiausias gimtadienio atskleidimas. Internetas taip nekantriai laukęs juoko prieš savaitę, akimirksniu persiorientavo. Ilos veidas tapo memu. Tos pačios išraiškos užšaldytos ir vėl rodomos, jos balsas drebantis, rankos virpančios. Supratusi, kad dėmesys turi kainą, ji tą naktį ištrynė pirmąjį vaizdo įrašą. Iki ryto visi jo socialiniai tinklai buvo ištrinti. Kendra bandė sustabdyti žalą. Jis skambino Raimondui, skambino man. Paliko žinutes, kurių tonas keitėsi su kiekvienu bandymu, sumišęs, pykstantis, desperatiškas. Negali sunaikinti jos ateities dėl nesusipratimo, ji pasakė vienoje žinutėje. Bet tai nebuvo nesusipratimas. Tai buvo įrašas. Po 2 dienų Danielis paprašė susitikti. Sėdėjome ramioje kavinėje, netoli nuo vietos, kur vaikystėje studijavome. Jis atrodė vyresnis, mažesnis. Aš nežinojau, jis iš karto pasakė. Apie pinigus, apie fondą. Linktelėjau. Bet tu žinojai, kaip jie su manimi elgėsi.
Jis nesakė nieko. Tada papasakojau jam antrą tiesą, kurios niekas nesitikėjo. Fondas buvo tik viena to, ką padariau dalis. Paruošiamoji mokykla, kurią ji lankė, buvo finansuojama pagal grantą, kurį sukūriau kitu vardu. Vasaros programos butas, į kurį ji persikėlė sulaukusi 19 kos, automobilis, kuriuo ji važinėjo į universitetą, viskas tyliai finansuota, viskas priklausoma, viskas nematoma. Danielis žiūrėjo į savo rankas. Ji galvojo, kad tai mes, jis pasakė. Žinau, atsakiau. Tai buvo problema. Stipendijų fondas gavo pervedimą per savaitę. Raimondas man atsiuntė patvirtinimą be komentarų. 14 studentų buvo atrinkti pirmam etapui. Jauni žmonės, kurių pažymiai liudijo pastangas, o ne privilegijas. Laja visiškai atsitraukė iš viešo gyvenimo, jokių pareiškimų, jokių atsiprašymų, tik tylėjimas. Kai kuriais atžvilgiais tas tylėjimas kalbėjo garsiau nei bet kas, ką ji būtų galėjusi paskelbti. Po mėnesio palikau Šarlotę. Nepaisydamas kartėlio, bet dėl aiškumo. Pasirašiau trumpalaikę nuomą tyliame mieste, kur niekas nežinojo mano vardo ar istorijos, kur galėjau vaikščioti nepastebėtas ir nevertinamas kaip visada. Vieną vakarą sėdėdamas ant balkono ir stebėdamas, kaip apačioje užsidega šviesos, mano telefonas sušvito. Žinutė iš nežinomo numerio. Tai buvo viena iš stipendijų gavėjų. Ji rašė, kad buvo priimta į programą, kurios niekada nemanė esant galima, kad nežino, kas tai padarė, tik kad ketina tai įgyvendinti. Uždariau akis ir giliai įkvėpiau. Laja tikėjo, kad jos istorija yra apie atskleidimą. Ji klydo. Tai buvo apie investiciją. Ir kas to vertas? Kieta ironija buvo tai. Jis stovėjo ant tvirtų pamato, kuris buvo tyliai sukurtas jos labui, tačiau niekada nepagalvojo paklausti, kas padėjo šį pagrindą. Kai ji pagaliau tai suprato, jis jau buvo skirtas kitam. Dabar sėdžiu savo svetainėje, toli nuo Šarlotės, apsigaubusi švelniu megztiniu, kainavusi mažiau nei vakarienė vakarėlyje, kuri kažkada atrodė apibrėžianti mano vertę. Kambarys tylus. Nėra kamerų, nėra publikos, tik erdvė apmąstymams. Žmonės dažnai mano, kad galia pati save skelbia, kad turtai reikalauja matomumo, kad sėkmei reikia liudytojų. Aš irgi tuo tikėjau, kol gyvenimas man parodė kitaip. Kas nutiko Laja, nebuvo kerštas. Tai nebuvo pažeminimas. Tai buvo suderinimas. Momentas, kai vertybė susitiko su pasekmėmis be atsiprašymo. Nenorėjau jos įskaudinti. Norėjau, kad jis suprastų ką nors gilesnio už pinigus. Kad charakteris nėra tai, ką tu demonstruoji, kai tai naudinga. Tai yra tai, kaip tu gyveni, kai niekas tavęs nemato. Dabar šios lėšos remia studentus, kurie niekada nesijuokia iš kitų dėl dėmesio. Studentus, kurie supranta, kad orumas nėra prekė. Jų ateitys tyliai vystosi be hashtagų ir tai jaučiasi teisingai. O mano šeimai laikas nuspręs, kas gydo, o kas ne. Kai kurie tylos momentai yra apsauginiai. Kai kurie yra galutiniai. Nebesijaučiu įpareigota aiškinti, kuris yra kuris. Vis dar gyvenu paprastai. Vis dar vairuoju neįspūdingą automobilį. Vis dar dėviu drabužius, kurie mane atspindi. Niekas iš to nepasikeitė. Pasikeitė tik iliuzija. Iliuzija, kad triukšmingi žmonės yra galingi. Iliuzija, kad gerumas yra silpnybė. Iliuzija, kad pinigai priklauso tiems, kurie jų labiausiai reikalauja. Štai 5 pamokos, kurias man ši istorija suteikė ir tikiuosi, kad jos liks su jumis. Pirmiausia, niekada nepamirškite žmonių, kurie gyvena tyliai. Tyla dažnai yra pasirinkimas, o ne apribojimas. Antra, charakteris yra svarbesnis už įvaizdį. Ką darote, kai manote, kad niekas svarbus jūsų nežiūri, tai esate tikrasis jūs. Trečia, pinigai nesukuria vertybių, jie jas padidina. Ketvirta, pagarba vertinga labiau nei dėmesys. Populiarumas blėsta. Tvirtumas kaupiasi. Penkta, žemė, ant kurios stovite, gali būti pastatyta žmogaus, kurį jūs nuvertinote.
Jei ši istorija privertė jūs susimąstyti, skirkite šiek tiek laiko apmąstymams. Kokią pamoką išmokote iš šios kelionės? Ir iš kurios miesto šiuo metu stebite? Paspauskite patinka, pasidalykite ir komentaruose prisijunkite prie pokalbio.